Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Laišką mokytojui rašė ne tik dabartiniai mokiniai. Konstitucijos egzaminas miestelėnų nesudomino. Psichologinės krizės neaplenkia nei vaikų, nei jaunimo. Netoli Panevėžio garsioji XYZ. Minėdama Tarptautinę mokytojų dieną, miesto moksleivių namų bendruomenė pakvietė norinčiuosius išsakyti gerus arba skaudžius žodžius saviesiems mokytojams, padaryti tai raštu. Tiesiog parašyti jiems laišką. Kaip sakoma, mokykla tai yra antrieji mūsų namai. Ir aš galvoju, kad mes ne tik informacijos turime nueiti į mokyklą, bet ir turime būti mokytojų apgaubti meilės ir šilumos. O tas galbūt ne visada būna. Aišku, tai yra gaila. Aš sutikau labai gerų mokytojų ir nepasitaikė, bet jeigu atkreipsite dėmesį, laiške yra visokiausių minčių ir tiesiog yra išsakyta. Ir man patiko viena mintis parašyta ir padėka 5 gimnazijos mokytojams už tai, kad tarybiniais metais mokiniai galėjo pažinti Bernardą Brazdžionį, augti ir žinoti, kas yra tėvynės meilė. Laišką Laisvės aikštėje rašė ne tik dabartiniai mokiniai, bet ir tie, kurie mokyklas baigė prieš 30, 40, 50 metų. Linkėjimais, prisiminimais, padėkomis ir nuogastavimais išmargintą ritinį ketinama perskaityti garsiai. Šis laiškas turėtų vėl sugrįžti į moksleivių namus. Ten, jeigu atkreipėte dėmesį, laiške prašome visų, kad parašytų, iš kokios mokyklos tas mokytojas, pasirašytų mokinys savo pavardę. Galbūt mes pabandysime padaryti tokią diskusiją, jeigu tie žmonės dar yra, kurie dirba, kurie norės atvykti ir tiesiog padiskutuoti, kodėl taip yra, kodėl vienus mes gerbėme ir mylime, o kodėl kitų nelabai. Ir jei vyresnieji panevėžiečiai rašiklį ėmė tyliai, vedini šiltų pagarbių prisiminimų gyvenimo, ne tik aritmetikos mokiusiems žmonėms, tai jaunieji tai darė valiūkiškai. Parašiau mokytojai laišką, nes jin pirmus metus mūsų auklėtoja. Ir jų linkėjimai dar buvo vaikiški. Tačiau labai jau nuoširdus. Kad mokiniai būtų labai geri, kad rašytų tik mums gerus pažymius. Šiandien vidurdienį miesto ir rajono savivaldybėse laukta norinčiųjų laikyti konstitucijos egzaminą. Deja, žmonės entuziazmo parodyti, kaip išmano pagrindinį šalies dokumentą, nedemonstravo. Į rajono savivaldybę atėjo 2 ir tie patys valdininkai. Miesto savivaldos institucijoje susirinko 20 jaunų žmonių. Lyginant su pernais metais, tai skaičius didesnis, truputėlį, nedaug, jis nežymiai, tai yra didesnis čia auditorijoje. O kadangi yra galimybė dalyvauti ir kita forma, internetu, tai galbūt matysime vėliau, kiek jų dalyvavo. Nebuvo nei vieno moksleivio, tikriausiai jie už tai, kad laiko pas save mokyklose tą egzaminą, jau čia neatvyko. Buvo pora studentų studijuojančių teisę. Tai jiems irgi atskirai reikėjo pateikti klausimus. Gausiausiai konstitucijos egzaminas laikytas Pataisos namuose. Čia žinias panoro pasitikrinti 33 moteris. Savivaldybėse konstatuojama, egzaminas vyko vangiai. Juokauta, kad renkasi tik komisijos nariai ir žurnalistai. Domėjimasis, mano galva, priklauso nuo žmogaus aktyvumo, jo supratimo, nes kiekvienos valstybės pagrindinis įstatymas yra konstitucija. Tai reiškia, reikia žinoti teisės, pareigas. Konstituciją žinant, tada daug kitaip galima matyti ir tuos įstatymus, kurie priimami, galima vertinti ne tik emocijomis, bet ir teisiniais aspektais. Egzaminui buvo skirta akademinė valanda, 45 minutės. Pateikta 30 klausimų. Teisingai atsakiusieji į 25 pateks į antrąjį egzamino etapą. Jis vyks spalio 18 dieną. Į antrąjį etapą, jau dabar aišku, pateko vienas panevėžietis – teisės studentas. Visuomenės sveikatos specialistai, socialiniai pedagogai, dirbantys mokyklose, mokyti atpažinti psichologinės krizes išgyvenančius vaikus ir jiems padėti, nes statistika negailestingai paneigia mitus, jog žudosi tik suaugę žmonės.
Pagal savižudybių skaičių Lietuva liūdnai pirmaujančiųjų Europoje. Faktorių, kurie įtakoja savižudybę, yra labai daug. Ir mažinant, tarkim, vienus faktorius, tokius kaip, nežinau, priklausomybė nuo alkoholio, vienatvės jausmas, socialinių ryšių stoka ir taip toliau, mažinant tuos faktorius mes mažinam ir savižudybės riziką. Kaip galima atpažinti, kad žmogus galvoja apie savižudybę, tai irgi yra pasikeitimai tokiuose įvairiose srityse. Tai gali būti elgesio pasikeitimai, tai gali būti kažkokios užuominos kalboj, tai gali būti, nežinau, sveikatos pablogėjimas. Tų kaip ir priežasčių ir informacijos apie tai, kad žmogus išgyvena sunkumus ir galvoja apie savižudybę, iš tikrųjų galima pastebėti tuos dalykus, jau bendraujant. Psichologinės krizės, pasak specialistų, į jaunus žmonės kėsinasi niekiek nerečiau kaip ir visus kitus. Tai ir patyčios mokyklose, ir išgyvenamas netekties skausmas, ir aibė nusivylimų, nesėkmių. Ir tai, ką gali kiekvienas iš mūsų padaryti, tai tiesiog nebijoti apie tai kalbėtis. Tai reiškia, kad jeigu mes įtariam, kad žmogus turi tokių minčių, mes galim tiesiog pradėti su juo kalbėti, nežinau, paklausdami, ar teisingai įtariam, kad žmogus galvoja apie savižudybę. Ir jeigu iš tikrųjų jisai galvoja, tai tikėtina, kad žmogus nori būti išgirstas. Ir tada gali būti, kad mes būsim tie žmonės, kurie padės kažkaip kreiptis pas specialistus arba ir patys padėsim. Padėti, netgi išgelbėti gyvybę, klinikinės psichologės Virginijos Mikėnienės teigimu, gali kiekvienas, neabejingas šalia esančiajam. Nebūtina būti mediku, pakanka gebėti atpažinti ženklus, pavojaus, pagalbos šauksmo. Šiandien specialiai surengtoje spaudos konferencijoje garsiausia Lietuvos operos ir teatro režisierė Dalia Ibelkauptaitė ir elektroninės muzikos kūrėjas Linas Trockis pristatė naujausią savo bendrą darbą XYZ – elektroninė operos fantazija be orkestro. Tai yra iš tikrųjų visiškai unikali kombinacija tokio precedento, kad būtų paimamos pačios žymiausios operų arijos ir duetai ir apdirbama elektroniškai, visiškai naujos unikalios aranžuotės padaromos, nėra iš tikrųjų niekur pasaulyje. Paprastai yra kuriama elektroninė opera nuo nulio su naujus šiuolaikiniu siužetu. O čia yra visiška klasika, dainos ir arijos, kurios yra žinomos iš tikrųjų labai daugelių žmonių, galbūt jie yra girdėję, nežino iš kokios operos, bet tikrai girdėję. Ir šitą išgirsti iš tikrųjų visiškai naujai, visiškai šviežiai, moderniai, 21 amžiaus garsais ir galimybėmis, tai yra, manau, įdomus projektas. Aišku, svarbiausias mūsų projekto, svarbiausia dalis yra mūsų solistai, kurie dabar yra iš tikrųjų jau išsibarstę po visą pasaulį. Ir spalio 20-23 koncertuose dainuos Asmik Grigorian, kuri grįžta iš Austrijos, Laimonas Pautienis, kuris grįžta iš Vokietijos, Lauryna Bendžiūnaitė iš Londono. Taip pat prisijungė ryškiausia Lietuvos operos primadona Sigutė Stonytė, Vaidas Vyšniauskas, Joana Gedmintaitė, Rafailas Karpis, Jeronimas Milius. Žodžiu, nuostabus žiedas Lietuvos iškiliausių talentų operos srityje. Ir taip pat iškiliausi talentai ir elektroninės muzikos srityje. Ir beje, dar viena labai didelių priežasčių, kodėl mes šiandien esame čia, dėl to, kad du iš jų, Leonas Somovas ir Linas Trockis, yra iš Panevėžio, panevėžiečiai. Ir jie iš tikrųjų savo unikalia kūryba, labai drąsių, jaunų balsų, jau nors ir nebe Panevėžyje ir pajudėję į platesnius vandenis pasaulyje, bet visą laiką su didelė meile prisimena šitą miestą ir labai kvietė mus čia atvažiuoti. XYZ kol kas Panevėžį aplenkia. Elektroninė operos fantazija spalio 20-ąją bus rodoma Vilniuje, spalio 22-ąją Kaune, o 23-ąją Šiauliuose. Tačiau Lietuvos ir Didžiosios Britanijos teatro režisierė neneigia, jog šiandieninė viešnagė Panevėžyje tarytum pažadas, kad kitą kartą, kai XYZ elektroninė fantazija grįž, ji grįž tiesiai į Panevėžį. Tuo tarpu panevėžietis Linas Trockis pripažįsta, kad naujasis kūrinys didžiausias iššūkis, kokį jam teko patirti. Kadangi visą tai, ką mes darėm savo srityje, net jeigu ir esam tenais pakankamai nemažai pasiekę, bet
kai ateina samplaika tokių dalykų, tai vėl pasijauti, kad nieko nežinai. Tas pats projektas X, Y, Z ir yra 3 dalykų samplaika. Tai yra, tarkim, X yra opera, Y yra elektroninė muzika, o Z yra netradicinės erdvės, kas, atvirai kalbant, mums yra geriau pažįstama negu operos solistam, nes elektroninė muzika kur kas labiau susijus industriniam ir ne tik kitom netradicinėm erdvėm. Bet čia ir baigėsi mūsų visi privalumai, todėl visa kita, kas liko, pradedant bendrų darbų, ne tik su naujom asmenybėm, bet taip pat ir su kitokiais balsais. Ir taip pat pritaikant visas techninės galimybės prie meninių galimybių, vaidybiniai elementai, režisūriniai elementai, visą tai buvo mums nauja, kadangi iš ties neturėjom daug praktikos. Panevėžiečiai XYZ kviečiami žiūrėti jiems priimtiniausiame mieste, juolab, kad akims žadamas įspūdingas reginys. Kostiumų ir grimo dailininkas Juozas Statkevičius, o dekoracijas kūrė tarptautinė komanda.